Čia jau sausa. Čia visą laiką būdavo vanduo, bet dabar vanduo išgaravęs. Tai gal ir pelkės nerasim. Pro šitą kelią ir turėtų būti vežama mediena? Tai ir bus vežama, jo. Va čia visur vanduo. Čia šlapia, čia durpė. Tai kada planuojat kirsti? Tai jeigu daeisim iki miško, tai ko gero, kad jau rytoj ir kirsim. Su kokia technika čia važiuosit? Čia važiuos su medvežė. Didelė. Tonų? Kiek? 20. 20 tonų per šitą minkštą paklotą, tai čia turėtų suvažiuoti į vidų. Nu jo, provežas bus iki čia. Visas tas gruntas, jis dabar, kai važiuos traktorius, išsispaus į šonus ir laikui bėgant jisai sugrįž atgal, kaip manų košė. O neketinate sutvarkyti po to? Jeigu kažkam tai trukdys, tai atvažiuosim su traktoriu, pralyginsim tas provežas ir viskas, bet čia niekas nevažiuoja. Nėra nei gyvenamųjų namų, nei sodybų. Čia realiai tik tais, kas atvažiuoja, ar malkautis į mišką yra reikalinga, daugiau tik tais miško ištraukimui. O kaip sužinosite, kad kažkam trukdo? Ko gero, kad kažkas paskambins arba ras mūsų lentelį kaltą su mano telefono numeriu. Tai jūs atvažiuodami iškirsti miško atsiveža dar kažkokius tai ženklus? Kai mediena yra sandėly, prie visų mūsų sandėlių yra lentutė su mano telefono numeriu ir kad perkame medieną ir miškus. Tai jeigu kil kažkam kažkokių klausimų, ar kodėl susisandėliavot, ar kas jums leido, ar parduodat medieną, ar gal norit pirkti iš manęs miško, visi klausimai čia. Eik tu čia kaip sausa.